Labas rytas! Šiandien šiaip negalvojau filmuoti, nes šiandien penktadienis ir aš nieko neveiksiu, ypatingo labai. Bet kažkaip labai oras paveikia, nes jūs pasižiūrėkite. Pavasaris. Jo saulė, paukščiai čiulba. Ir aš šiandien būsiu nepasidažius, tai labai nesmerkit manęs, bet šiandien yra man laisva diena. Rytoj vėl į darbą. Tai tiesiog noriu, kad oda pailsėtų, nes pakankamai dažnai dabar dažaus kiekvieną dieną, kai einu į darbą. Nes vis tiek kažkaip, nežinau, aš mėgstu ir apsirengti, ir gražiai, ir viskas, nes vis tiek aš bendrauju su žmonėm, o žmogų manau, kad yra maloniau bendrauti kaip žmogus, kuris aptarnauja tave, yra susitvarkęs ir panašiai. Čia mano tokia asmeninė nuomonė, bet tiesiog taip yra, aš taip galvoju ir viskas. Tai jo, tai dabar žinot, ką aš darysiu, tai aš laukiu, kol man parašys draugė Gabrielė. Jau grupiokė mano yra. Ir mes varysim į praktiką, nes taip jau man baigė sesiją. Išlaikiau paskutinius 3 egzaminus. Ir kažkaip viskas eina link pabaigos, pastebėjau ir ganėtinai greitai. Dar bus man praktika, tada kvalifikacinis egzaminas. Jeigu jo neišlaikau, negaunu diplomą. Bet tikiuosi viskas bus gerai ir bakalauras. Žodį sėdžiu, laukiu, kol man parašys, kad galiu išeiti. Aš jau seniai susiruoštų, bet lemma, kad jinai ilgokai išsakyčiau, tai visai. Žodžiu, apsirengiau aš labai paprastai. Mano labai suplyšę džinsai. Net gatvį, kai ėjau, žodžiu, vienas toks vyras sako, nu Jėzau, kad tu suplyšus. Tipo, aiškus, aš nieko nesakiau, nuėjau ir viskas, bet mane truputį suerzino. Koks skirtumas, noriu ir vaikščiu suplyšus, neįperku rūbus normalius, ką aš turiu dabar daryti. Tai va, džinsai, jie yra iš Berškos, striukės Stradivarius, džempas, nežinau, paprastas juodas iš kažkur, kuprinė Zaros, batai Pull&Bear'as ir akiniai iš Aldo, dėl kurių man darius teberašinėt, bet jie yra iš tikro jau normaliai apibraižyti. Matot, tik nesimato iš tolo. Bet jie ir man netrukdo. Bet jie labai cool ir man labai patinka. Jeigu bus vėl Aldo, tai pranešiu jums, nes aš irgi tokius pačius jaučiu nusipirksiu. Bet jie man nėra, kad blogai tipo kažkas jais yra, tik tiesiog apsibraižęs stikliukas, nes aš jų nelabai saugoju. Tai žodžiu, aš jau susitvarkiau, praktika buvo, nereiks į ją eit, mums beveik, tai labai gerai. Ir žodžiu, dabar laukiu, draugė nuėjo į paštą, su savo draugu pasim kažkokią ten siuntą ir parveš mane namo. Žiauriai faini žmonės, žiauriai faina diena. Nežinau, gal reikės nueiti. Kokią bigo, šiaip aš bigę dirbu, bet nežinau, norėčiau soliariumą visai gal nueiti, nes labai seniai buvau. Gal reikės. Tuo pačiu pasivaikščiosiu, šiaip smagiai praleisiu dieną. Taigi, atėjau į soliariumą, į Solisum ir visada čia einu, nežinau, man čia pats geriausias yra soliariumas. Tai einu truputį pasideginti ir sutiksime kažkur greitai. Dėkui. Žodžiu, pasiėmiau sulčių ir atėjau aplankyti močiutės, nes žiauriai gera nuotaika man šiandien. Visus noriu lankyti, visais noriu susitikti. Žodžiu. Tikriausiai kažką daugiau papasakosiu, kai grįšiu namo. Ai, pamatysit Armanį, tikriausiai irgi pasilgot, nes aš tai jo labai pasilgau. Taip, jisai dar vis pas močiutę. Mes jį kai nuvežėm spalio mėnesį, tai jisai dar tebėra. Pas močiutę. Aš jau grįžau namo neseniai
Ir taip pas mane įjungti yra Simpsonai. Ir taip man 21 metai ir taip aš žiūriu dar Simpsonus. Nežinau, man patinka ir aš iš tikrųjų daug serijų nesu mačius, tai žiūriu kaip užbauja. Žodžiu, dabar grįžau namo, kaip ir sakiau, ir eisiu pasidaryti valgyti. Ir parodysiu, ką aš darau valgyti. Tai nėra kažkoks labai fancy maistas bus. Tiesiog man yra skanu, gal ir nelabai išvaizdus, bet aš tiesiog jums prisiekiu, kad tai yra nerealiai skanus, paprastas ir labai greitai padaromas maistas. Gal labiau užkandis, bet aš jį tiesiog pavalgau ir labai sočiai jaučiuosi, nes šiuo metu stengiuosi truputį susitvarkyti savo mitybą. Pradėsiu sportuoti, nes vat kaip tokie orai, man yra bele kokia motivacija kažką daryti. Aš nežinau, kad ir šiandien vat vienintelę laisvę turiu. Aš galėčiau, aišku, namuose sėdėti, tipo miegoti ir panašiai. Bet ne, aš atsikėliau 7:30, susirašiau viską, išvarėm vat su Gabrielė dėl praktikos, tada jau pasivaikščiot, nuėjau iki bėgo, močiutę aplankiau, nu žodžiu. Tokia labai produktyviai jaučiuosi ir mane ta saulė žiauriai veikia. Iš karto tokią bombą aš gaunu ir viską noriu daryti. Viską atrodo, viską galėčiau nuversti. Nu žodžiu, aš tiek daug šneku, nes tiek daug emocijų šiandien, kad nemoku paaiškinti. Patys paprasčiausi raudonas svogūnas, nes man patinka, kai būna truputį aštriau. Toliau čia pagrindinis ingredientas, sakyčiau, tai yra tunas. Aš visą laiką valgau tunas saulėgrąžų aliejų. Būtent šitos firmos man yra pats mėgstamiausias ir mylimiausias. Kukurūzai kažkaip anksčiau nemėgdavau, bet pastaruoju metu žiauriai man jie patinka ir aš be jų gyventi negaliu. Ir tiesiog belė kokią žolės. Tai aš svogūnus jau susipjaušiu, čia biškelėjausi yra nuo tuno. Tai žodžiu, sudedam tuną. Visą sudedam visą. Man asmeniškai tunas be proto patinka. Tai jo. Viską sudedame. Tada dedame kukurūzus. Visus sudėsiu, nes tiek dėra jau. Ir tada dedame šiamame pomidorus, nes norėjau, kad gražiau atrodo. Žalumynus. Voilà. Ir gausis labai skanu. Ir aišku, tada viską išmaišom. Kai išmaišome, tada, kad gražiau atrodytų, aš truputį pomidoriukais papušiu. Ir daugiau spalvų lėkštėj. Ir pipiriukais pabarstau. Štai mano tuno salatas. Labai greita, labai skanu ir ganėtinai sveika. Skanaus. Dabar einu valgyti savo salotų ir žiūrėti Simpsonų. Tautė jau, bet tautė nerodysiu, nes atrodo baisi padarba. Ir jau apsėmė, ką paveiksim, dabar varom iki Kretingos. Sukom į degalinę kavos, be abejo pasiimti ir, nežinau. Ką? Ai, atsiprašau, tautis arbatos pasiėmė, ne kavos sveikuolis tipo. Tai va, lekiam, ką veiksim. Va, pasiėmiau dar po tokį batonėlį. Šalia sveikesnis jau. Bent jau aš norėjau sveikesnį. Sveikesnis taučių. Razino, fuj, kaip nemėgstu. Bet aš paskui pamačiau, kad čia yra su migdolais. Tai dėl to ir sakau šitą einam. Tai žodžių nėra razino. Ačiū Dievui. Tai jo, dabar valgysim, gersim kavą ir važiuosim į Kretingą. Ir langas taučio labai švarus, kaip visuomet. Vadautis sakė, jis žydė, kad aš jo neparodžiau. Ir matosi, kokias fainos porų duris.
Rytausis bomb style, žodžiu, varom. Atsimena Tautvydo Vilsoną. Štai Vilsoniukas. Kiek jau tau laiko? Metai. Metukai Vilsoniukui. Mažytis. Tai jo, dabar grįžom pas Tautvį. Tautvis nuėjo pasimaudyti, išsimaudyti. Ir jo, kažką dar veiksim. Valgysiu dabar apelsiną ar mandariną šis skaitos. Nežinau, nes jis toks didelis ir to atrodo nelabai gerai lupsis. Žodžiu, tai aš suvalgysiu, lauksiu Tautvį ir kažką sugalvosime dar veikti. Nes, kaip ir sakiau, noriu šiandien labai produktyviai praleisti savo laiką, kad rytoj nebūtų taip, kad gailėčiau, kad kažko neveikiau šiandien. Nu, žodžiu, suprantate. Na, kaip suprato, tikriausiai, kad šiandien jau yra visiškai kita diena ir aš ten to vlogo nebepabaigiau filmuoti normaliai, bet aš pabaigsiu šį šiandien, kadangi man iš Happy butiko atėjo du labai faini ir gražus kaklo papuošalai. Tiesiog jie su manim susisiekė ir pasiūlė atsiųsti. Aš jau ir seniau kažkaip esu pasižiūrėjus kažką, galvoju, reikia užsisakyti ir panašiai, kažkaip jie, nežinau, tiesiog patys man parašė, labai faini. Šiaip aš jas labai senai žinau ir jo. Tai va, toj parodysiu, ką aš užsisakiau. Štai pirmasis yra štai toks pakabutis. Jis yra prie pat kaklo. Aš jį užsisakiau vien dėl to, kad aš turiu vieną jau tokį. Nu, ne tokį patį, bet aš tiesiog turiu ant kaklo kryžiuką nešioju. Į visą laiką nešioju. Ir man kažkaip pradėjo trūkti kažko ant kaklo. Žodžiu, galvoju, vasarai kažko reikia pasimti, kad man gražiai atrodytų. Tai štai užsidėsiu. Na, štai va, kaip jisai atrodo. Man labai fainiai ta žvaigždutės. Nu, vasarą aš tai tikrai prie kokių baltų marškinėlių, tai tikrai užsidėsiu. Nes man tikrai labai gražiai atrodo. Tai va, štai toks. Visas nuorodas paliksiu apačioj, galėsite irgi taip pat įsigyti. O kitą užsisakiau štai tokį medalioną. Aš tokio dar niekad neturėjau ir kai pamačiau galvoju, oh my god, man reikia jo. Bet jis irgi nėra labai ant ilgos virvelės. Pabandysim užsidėti. Štai taip atrodo. Tik truputį atspalvis skiriasi, bet šiaip labai man gražiai atrodo, nežinau, man labai patinka. Štai jisai va toks. Čia kaip, nežinau, kaip žvaigždutė. Tokia. Žodžiu, man labai patinka. Esu labai laiminga. Tai jo, ir jeigu jums patiko kažkas, tai galėsit, žodžiu, įsigyti. Jų puslapį aš paliksiu viską apačioj. Ir jo, tai taip norėjau pabaigti vlogą. Nes šiaip juos gavau jau seniau ir šitą jau atvirai pasakius nešiojau, man labai prilipo jisai. Bet tik dabar sugalvojau nufilmuoti, nes kažkaip nefilmavau nieko. Tokie papuošaliukai, aš manau, kad tai žiauriai faina dovana. Bent jau, pavyzdžiui, aš jeigu gaučiau, tai tikrai labai apsidžiaugčiau. Ir labai gražiai atėjo supakuota viskas, labai fainiai. Nežinau, man tai asmeniškai labai padarė didelį įspūdį ir tie papuošalai nėra labai brangus. Nu, paprasti, bet minimalistiniai papuošaliukai, ir manau, kad kiekviena mergina tokius tikrai turėtų turėti, nors kelias. Tai jo, taigi ačiū, kad žiūrėjot. Kaip ir sakiau, visus linkus viską paliksiu apačioje, galėsit patys pračekinti. Ir jo, ir iki greito, iki kitų susitikimų, tikiuosi video nebuvo labai ilgas, neprailgo ir patiko, svarbiausia. Taigi, ikiukas. Mano nagai tokie yra baisus, nes mano visos rankos, žodžiu, nusidažė nuo plaukų kaukės, bet apie plaukų kaukę bus kitam video. Papasakosiu, kokią dabar naudoju, nes matot, mano plaukai yra nebe pilki, o violetiniai, kas man nelabai patinka, bet, žodžiu, tai bus kitam video. Ciao!